Malonu, kad daug yra jėgų pažįstamų. Tai profilis jau mano 30 metų nekeičiamas yra. Ne, nieko ne. Jūs žinokit, jūs net nežiūrite, kad ukmergėj turite labai aukšto rango, reiškia Lietuvos Vaikų sąjungos veikėja. Viceprezidentė Lietuvos Vaikų sąjungos, kuri labiausiai šiandien didžiausias yra mūsų tiesiog motoras visų reikalų. Jeigu jinai dabar išeitų, tai mes iš karto žlugę būtume. Bet ačiū Dievui. Nu tai visi žinot tikrai, ko atėjote, buvo skelbtas, kad šiandien Dainius atvažiuoja ir kalbės apie grūdinimąsi, ar ne, visi tą žinote. Dėl ko šitą paskaitą organizuojama, tai dėl to, kad vasaris yra sveikatingumo mėnuo, šie metai paskelbti. Vasaris yra mėnuo grūdinimas, o metai sveikatingumo šie metai. Sveikatingumo ir sporto visiems mėnuo tradiciškai buvo. Tai bet kadangi paskelbti sveikatingumo metai, tai vasario mėnuo dar įgavo ir grūdinimosi visą atspalvį, tai Dainius važiuoja po Lietuvą, pakalba su žmonėm ir bando prikalbinti kitą rytą ateiti į mankštą. Nebereikia nieko kalbinti, dabar žinok, reiškia, jau tai galim, taip sakysim, kažkam galim neleisi, tai visi labiau sako, nebedėjau, dar neleis man maudyti. Tai va, tai aš tikiuosi, kad... Atrinksim šį vakar, tai kam galima rytoj ateiti, tai tos jau leisim. Reikia praeiti testavimą tam tikrą. Šiandien yra blogai. Šiandien visiems, aišku. Bet jeigu, nu aš tikiu, vis tiek, jeigu turit klausimų kažkokių, kurie jums kirba ir į kuriuos norėtumėt gauti atsakymus, tai jie padarytų šitą visą susitikimą gilesniu. Nei vien tai, kad Dainius atsistojęs pasakos, kaip grūdintis, ką duoda, tai kodėl reikia tai daryti ir panašiai. Tai jeigu turėsit klausimų, manau, kad ir arba savo patirčių kažkas norės pasidalinti, tai pat ir filmuoja iš mūsų kažkokio portaliuko vieną vietinę, ne, galima po to ir paplatinti. Centrinė televizija Ukmergės bus paplatinti galima ir kitiem čia, kurie negalėjo ateiti tą paskaitą. Kodėl tik vietinė, čia tik pasaulinė internetą. Supratau, tai va. Jūs teisus, šiandien visas pasaulis žino, kad pas jūs čia gulbės jau laukia mūsų rytoj rytą ir jau visi mato, kad čia reikalai reiškia rimti. O aš čia pas jūs vykdama, užsukau į Šveicariją, aplankiau, o dabar taip, kad pasaulis viskas čia mūsų rankas. O tarp kitko, reiškia, mano automobilis saugo angeliukas, kuris taip pat yra čia gimęs, reiškia, Ukmergėje, toksai, reiškia, ne ką, vadinasi, ant veidrodžiuko, jūsų angeliukas. Tai, kas Ukmergėje yra daug, pas mus tokių gražių, reiškia, sąsalių. O šiandien, ką tai, reiškia, sutarėm labai tokį netikėtą pasiūlymą tapti Lietuvos garsaus tokio fondo, Santarvės fondo valdybos narių, aš negalėjau atsisakyti tiesiog. Kadangi, reiškia, tie žmonės, kurios Lietuvos Santarvės fondas apdovanojo, reiškia, vieną po kito jau, atsimenat, kai pradėjo veiklą, va štai gerbiamas fondo steigėjas sėdi čia jūsų tarpe. Tai kaip tai mes, Lietuvos sveikuoliai, susirinkę Palangoje, tai buvo 90, berods, kokie 3-4 metai, reiškia, nutarėme apdovanoti 4 žmonės, kurie nusipelnė Lietuvos darnai. Tuo metu Lietuva tokia draskėsi, pykosi, atsimenat, po revoliucijos kad vyko. Tai mes suradome, reiškia, tėvą Stanislovą, monsinjorą Vasiliauską, poetą Marcinkevičių, kunigą Mikutavičių. Ir juos apdovanojom už nuopelnus Lietuvos darnai. Tai buvo mūsų noras, kad pagerbti, kadangi trūko santarvė, bet žodis santarvė atsirado jau vėliau, reiškia, jūsų dėka matyti. Tai jau dabar pradėkim dar aiškintis. Nes ir jūs 94, ir mes 94. Tai va. Nu tai va, tai kad Ukmergėje yra įdomių dalykų čia, kurie surišti su Lietuvos sveikais dalykais. Santarvė tai yra ir išorinė gali būti, ir vidinė. Tai kai yra vidinė santarvė, darna lietuviškai, harmonija, tai yra ir sveikata. Tai jeigu nėra žmoguje švarumo, jeigu nėra sotumo ir nėra atsparumo, tai nėra ir santarvės. Mes su jumis šiandien turim kalbėti apie atsparumą, apie grūdinimus. Kaip būti atspariam? Atspariam bakterijom, bacilum, virusam, atspariam šalčiui, atspariam apkalbom, atspariam visokiais, užkeikimais, nužiūrėjimais, žmogus gali būti atsparus. Mūsų organizmas yra armija, kuri saugo mūsų nuo ligų. Mes turim galingą kariuomenę, kuri mus saugo. Ir ta kariuomenė turi daug pulkų. Vienas pulkas atsakingas už medžiagų tiekimą į frontą, reiškia, kitas, reiškia, už žvalgybą, už
kad viskas būtų aišku aplinkui. Kitas pulkas tvarko, reiškia, na, tolimus ryšius, kitas artimus ryšius. Vienas, reiškia, už pašalinimą ir išvalymą atsakingas švaros pulkas yra. Ir yra vienas pulkas atsakingas už gynybą, už atsparumą, už neįsileidimą į save nei šalčio, nei kokių nors bacilų, reiškia, jie vadinasi imunitetas. tą imunitetą galime labai rimtai stiprinti. O dabar už valandos 40 minučių mes su sveikatos ministru naujoju per LNK šnekėsimės būtent apie tos dalykus, iškia, vakar ten mes, iškia, įsirašėme. Bet ėjo kalba apie gripą ir kaip tas gripas patenka į mus, dėl ko mes neatsparus gripui. Tai atsparumas yra savoka universali. Jeigu tu neatsparus šalčiui, jeigu tu neatsparus bakterijom, neatsparus apkalbom, niekam, tai tu neatsparus ir gripui. Bet jeigu tu esi kažkam atsparus, savaime, reiškia, tavo sistemos iškart perima tą būseną atsparumo ir tu gali būti bet kam atsparus. Ir tą atsparumą bet kam tu gali ugdyti ir fitoncidų pagalba, tai reiškia česnaką kvėpuodamas arba po mišką bėgiodamas. Fitoncidai tai yra tokie lakus dalykėliai, tokie, reiškia, lakus junginiai, kurie nukloja mūsų kvėpavimo takus, iš karto, reiškia, bet kokią bacilą patekusią, tai sutvarko, reiškia. O jeigu tu neturi šito, jeigu tavo visa kvėpavimo sistema yra išdžiūvusi, kas dažniausiai būna, kai miegam karštam kambarį, bet žmogus bijom išsivedinti kambarius, išdžiūvo ir tada, reiškia, iškart tos bacilos mūsų, reiškia, pagauna ir tu jau, brolelis, sergi. Jeigu tavo gleivinės yra, reiškia, pakankamai drėgnos, jeigu tu kvėpuoji naktį, reiškia, lauko orų, sverės langą, balkono degelio plamai laukia miegi, šiltai apsiglok šitą. Tai reiškia, tau joks negrės, tu atsparus esi. Ar reikia nerti į eketę? Jeigu tu save gerbi, būtinai reikia, nes čia yra pats rimčiausias santykis. Jeigu tu savęs negerbi, tai aišku, tai nėra ką tau veikti. Tai tu ir reik savo tada. Čia tik tai renkasi garbingi žmonės, čia va, susirinkti. Tie, kurie save gerbia, o kai tu gerbi save, turi kitą gerbi. Jeigu tu savęs negerbi, tai žinoma, tu gali nenerti. Tai rytoj tik tai garbingi žmonės, ukmergiškiai, nes jeigu yra tokių, kurie negerbė savęs, tai jum ir negalima nerti. Nes mes reikia pradėti save gerbti, vertinti. Ir bent kartą gyvenime tu tikrai, jeigu tu esi garbingas žmogus, turi proto, tu turi pabandyti, ką tai reiškia. Nes yra Lietuvoje žmonių, kurie taip ir numiršta, niekados gyvenime šito super kaifo neišbandė. Jis ir numiršta nežinodamas. Vat aš nebereikal rodau į kolegą, reiškia, kuris nėrė į Baltiją kartu su būsimu prezidentu. O to prezidentas jau nebėra, vat kolega, reiškia, yra. Todėl, kad prezidentas nenėrė su mumis, o tik tai apsiprausė jūros vandenį. O laikraščiai parašė, kad jisai išvis, reiškia, tik atbėga. Jo, o aš turiu filmuotą medžiagą, kaip Brazauskas nusilengia iki pusės, o šalia stovi būsimas sveikatos ministras, reiškia, akademikas Brėdikis, mes jau susimėgščiom, Algirdai, renkis, reiškia. O ten tie visi jau klapčiukai, prezidentė, viskas yra aišku, jau reitingai mūsų, jau čia nebūtinai jau. Algirdai, reikia. Jis nenorėjo asmens sargybinių, žinai, sukompromituoti. Jo, tai va. Apsirengs, o čia pistoletai iš. O sargyba, reiškia, čia visi stovi, reiškia, šalia. Tai mes vis tiek, reiškia, nurengėm iki pusės, ant tokios užlipo plytos, reiškia, apsiskandavo, reiškia. Ir tauta jau, o prieš tai prisideda prieš rinkimus, visi žinojo, kad čia, reiškia, serga labai, čia nieko nebus, reikia aną rinkti. Išrinko šitą, dėl to, kad vokietas, reiškia, įnėrė į Baltiją ir išrinko prezidentą. Pasimat, aš jums pasakoju, kaip viskas buvo tikrai, reiškia. Ir čia sėdi, reiškia, liudininkas gyvas, kuris tą darė kartu su mumis, tai buvo 92 metų, berods, ne? Vasario 7 dieną, lygiai savaitę prieš rinkimus. Tarp kitko, yra 3 kartai, mano biografijai, pagalite 4 kartai, kada aš susitikau su žmonėmis žiemą, ledai aplinkui, jie atėjo į paskaitą, absoliučiai ten, kur mes šnekam, mes sakau, dabar einam mautis.
Jau žiūrėt, galvoju, kad juokauju. Einam, reikiamės, kaip vienas kitas ir įnėrėme. Ir tas buvo Zarasuose, reiškia, įnėrėm. Reiškia, viena pusė įnėrė, o kita neįnėrė, reiškia. Bet galiai, kad kokie 8 įsimaudė, o dar 20 metai. Mes pareinam gal vėl į tą pačią Zarasų biblioteką. Jie dabar žiūrės, kas iš tų liks, reiškia. Ir įdomu, ar iš karto kris jau, ar dar gyvens. Žiūri, kad nieko laikosi, tiesiog gal ir kiti, ir dar kitus paskui išmadėm. Ir Mažeikiuose panašiai buvo, reiškia, vienam kaime prie Mažeikių, irgi taip pasišnekėjom. Nu ką sakau, neriam? Nu, aš tai galvoju, tas juokauja, nu neriam. Nubėgom, po tą kaimą palakstėmėm, pribėgom, bet ten buvo tragedija, reiškia. Žinokit, pat yra prūdas, teliuskoja. A kai neri, o vandens patiek, reiškia, ant ledo. Pliaukšti, tai reiškia, nu, sakom, stop, atsargiai, tai parūpinėjom, pasivartėm ant vandens, ant ledo, nu, prindis, vandens buvo. Ir parėjom, tai čia Mažeikiai. Nu ir pora buvo laidų, važiavo į Palangą žmonės, va tai kaip čia dabar šnekame, irgi taip prieš juokaudamus, nu tai ką šį vakar bėgam, nu, pas mus taip būna rytais jau. Tai va, 2 sykius vakare nubėgam, reiškia, irgi taip maktelėme vandenį, galvoju, kad juokauju, ir įsibeudė, reiškia. Arba dar buvo vienas 5 kartas, atvažiavo iš Telšių mokytojų brigada. Nu, 18 reiškia mokytojų, visi kūno kultūros mokytojai, telšiškiai. Nu, pakalbėti čia apie sveikatą. Irgi taip šnekam, tai jų buvo 18 žmonių. Saulė spigina, laukia -18 laipsnių. O kaip tai, žmonių buvo tiek laipsnių. Nu, irgi taip pašnekėjom, dabar sako, biškai eisim, pažiūrėt, kaip čia atrodo tas maudymas. Nu, bėgom, tai ten 1,5 kilometrų ratelį padarėm. Atbėgam, nu, aš jau rengiuosi, nu, nieko, tai dar vieną žiūrį, dar ir visi, reiškia. Išsimaudėm, o vienas ne. Visi išsimaudėm, vienas, nu, aš jau nepasiruošęs gerai. Išsimaudėm, viskas ten parėjom, ten išgėrėm arbatos. Nu, man labai įdomu, kas toliau, reiškia, aš jam skambinu po 3 dienų, nu, kaip reikalai. Vienas, sako, susirgo. Vienas, sako, dėja susirgo. Kuris? Tas, kuris nesimaudė. Gavo gripą. Tas, kuris nesimaudė ir tada visiems buvo visiškai aišku. Ką reiškia, va, įsimaudymas žiemą lediniam vandenį. O pernai vasario mėnesį atvažiavo grupė žmonių į Palangą, į sveikatos mokyklą. Va dabar sėdime, -10 laipsnių. -10, vasaris, rytoj įsimaudė, visi žiūri, tokiam akim, nu, tai čia reikės maudytis. Šiandien tai čia juokai, nu, 0 ar -2, tai čia iš viso, čia jums biškai nepavyko, reiškia, iš tikrųjų. Ne, o ten, iškai, -10, rytoj jau eisim maudytis, iškai. Nu, visi, nu, gerai, kada eisim? A, rytoj -28. -28, reiškia. Ir mes ten, reiškia, pasportavom, pabėgėjom ir atbėgom, sakau, nu, va, jūrą pamatėm ir dabar atgal, sakau, -28, žinai jau. O kodėl, sakau, nu, sakau, tai, visi, nu, kad tai brangiai sumokėjom, vienas, sakau. Nu, va, reiškia, ir visi sunėrėme, išlipom, į vieną mergaitę, tai žiūrėjau, jau, rimt ir krenta, mes ją pakeliam, panešam, ir vėl krenta, ta mergužėlė. Nu, tokia plona, reiškia. Per daug buvo šokas jie toksai, to šalčio, reiškia. Ir jinai, reiškia, atsijungė taip, kad, nu, kokį kilometrą teko ją panešti, ir paskui atsigavo. O rytoj yra pirmoji, vėl noriu. Reiškia, kokia išvada, kai darai gerą darbą, nors ir labai baisiai baigėsi, rytoj vėl nori pakartoti, nes buvo tikras dalykas. O kai aš vieną sykį apsinuodijau nuo žirnelių, nu, buvau dar kokių ten metų, gal kokių 5 metų maždaug, ir tokie, žinot, žirneliai, tada buvo deficitas didžiulis, reiškia. Jo, reiškia, tokie skardiniai, atidavė tą skardinę ir aš ten vienas sukapojau tą visą skardinę ir naktį taip žiauriai vėmiau. 18 metų negalėjau žiūrėti žirnelius. 18, man buvo baisiausias maistas nuo tų. Aš pamatau, kad ne, jokių būdų, nes žiauriai vėmiau. O kai aš plaukiau, reiškia, į Daniją, plaukiam su burlaiviu, tik išėjome į jūrą, vėjo nėra, o po audros jūra banguojasi siaubingai, reiškia, nu, nėra jokio plaukimo, tik yra tabalavimas, va taip, laivas juda. Šiaip taip per bangas malonumas yra, nes tu plauki, reiškia, kryptingai ir labai daug. O čia, reiškia, tabalavo tol, vienas apsivėmė, antras, 5, mūsų ten buvo 12, visi, reiškia. Tai kai kurie tokie kieti jūrininkai, tai nerodo, kad jie vėmė, ten nubėga į galimybę. Aš nieko, žinai. O jis tą greitai pasidarai vėl išėda, kiek nieko. A kiti kaba, žodis maitina, kaba jau, nepavydėdami. Reiškia, ir aš pakabėjau ten kokią valandą gerą ant to bortą irgi jau taip. Nu, einam, reiškia, mes į Gdynę ir rytoj
tik tai išaušo, plaukiam, jokių problemų. Reiškia, taip žiauriai aš niekuomet nebuvau vėmęs, bet kai tu vėmi tikrą vemalą, reiškia, ne nuo kokių žemelių, bet nuo gamtos. Vėl nori plaukti, iš karto užmiršti. O žirį neužmiršau, kiek metų negalėjau būti. O reiškia, čia iš karto vėl nori plaukti, reiškia, tikras dalykas. Va, jisai iš karto plaukia, jokių problemų, iš karto užmiršau tą vėmimą savo, tą žiaurią jūrą, o paskui susitvarkėm, jau daugiau adaptacija vyksta. Tai va ta pati adaptacija, reiškia, prisitaikymas įvyksta ir čia. Aš, žinokite, kad jūs pakvieščiau į ledinę eketę, aš turėjau žmonėm rodyti, kad aš nuogas stoviu prie jūs visą valandą, ateinu, reiškia, rytinę mankštą, o ten 12 laipsnių šalčio. Ateinu plikas tik su trumpikėmis. Ir aš jums sarai, 1, 2, reiškia, mankštelę padarom, trunka mankštą 25 minutės, prabėgam, reiškia, per visą botanikos parką iki jūros, ten kilometrų yra 1,5, aš nuogas. Išsimaudom jūroje, reiškia, o aš dar atbėgu 3 km į tą vietą. Ir vėl parbėgu gal 4 nuo jūros. Tai va visą valandą plikas, va toks, reiškia. Žiemą 5 metus aš buvau nuogas prieš žmonės, vesdavau juos į tą, kad jie nebijotų. O jiem tai reikia tik nusirengti ir vienai sekundė į vandenį vėl apsirengti. Bet kai jie mato mane pliką visą valandą, jie ramiai, kad daro, kad reikia, kas sekundė, nes tas plikas šitą. Ir aš, reiškia, aš 5 metus taip turėjau elgtis, kad juos nuveščiau, kad padrasinčiau savo pavyzdžių. Bet vieną dieną, kadangi čia filmuoja, aš viską pasakysiu, kad neužmirščiau kitą kartą, čia labai gerai. Tai vat vieną dieną, reiškia, bėgam buvo apie 0. Buvo apie 0, reiškia, mes bėgam nuogi, ten, visą kompaniją. Tai ką žiūriu, kas čia visas kūnas, reiškia, kaip gilgėlėm nusėtas. Kas įvyko? Alergija šalčiui. Reiškia, organizmas mūsų pasirodo, reiškia. Jeigu tu jį taip ilgai 5 metus terrorizuoji, vienas sako, užtenka, sako, eik šikti. Nebenoriu daugiau, žinai. Bet trumpai, sako, prašau. Didžiulis yra, man dabar, bet aš, žiūrėkit, Facebook'e aš, kas nukartų, kad padrasint tautą, reiškia, pabėgu ir machti jūrą, reiškia, išlipu. Didžiulis malonumas. Ir dabar, bet, reiškia, ilgai bėgti, dėl to nenoriu, kadangi čia sima tą nemalonų, tą išbėrimą, reiškia. Tai va, bet tai įvyko tik tai po 5 metų terorizmo su savo organizmu, reiškia. Nieko man nieko blogo nebuvo, kai aš trumpai, vienas duinerių, tai didžiulis. Bet dar sėki sakau, tai nėra būtina, jeigu tu turi tikslą, sakysim, ten nesusit gripų arba neperšalti, jokio nėra būtinumo tą daryti, nes pakanka šalto vandens iš po dušo, kad tu 12 valandų būtum apsaugotas. 12 valandų tu esi saugus nuo peršalimo. Ar yra buvę atveju kokių išimčių? Yra buvę. O dabar Kaune, reiškia, už vakar vienas dalykas man sako, gavau plaučių uždegimą. Palauk, sako, o kietas veikuolis. Baigė mokyklą pas mus jau iš porą metų, reiškia, 15 kilų palieknėjęs, vat kaip kolega, reiškia, negaliu čia džiaugti, veidukas toksai, latviškas, o filmukas yra pas mus toksai solidus vyras, važiuoja toksai gerai įvytęs, dabar, vat, grakštus, širdis plasnoja, žiūrint, jo. Greitai apleks, matysite, reiškia, apleks mokytojai, dėl to, kad, žinai, kai vyras yra kietas, jis nori būti pirmauti, aš parodysiu, ką galiu. Tai va, tikrai jaučiu pat gražų pavyzdį, kadangi turiu tokią fainą žmoną, įkvėpia. Ir gerbiamas Julius taip pat, reiškia, toksai, va, matosi žvalus, kaip prieš daugelį metų, reiškia, va, aiškiai, todėl, kad kultivuoja dalykus gerus. Tai va, viską pasakiau, ką daugiau jūs norite. Kas neaišku dar. Bėgam į jūrą, į šventąją. Tai va, bet štai ką reikia žinoti. Va, visi klausia, kas tas yra sveikuolis. Tu mums pasakyk, kas yra aplamai tas sveikuolis. Tai šitas, kuris ten tupi, kiekvienas, reiškia, vienas sporto ministras, sako, kas tie sveikuoliai. Jie ten pamirko jūrą, savo užpakalis to jūroje pamirko, lesa kropas, o dar reikia jiem kažkokius pinigus mokėti. Atseit, reiškia, atimti nuo sportininkų, bet sveikuolių sąjungai ten biškai tam tų pinigų mums skydė ten kelnių palaikymą. Tai baisiausiai, tik ką čia dabar už ką jam duotus pinigus? Už užpakalio pamirkimo jūrą ir už kruopų lėsimą, jam dar reikia pinigų. Manau, sakau, brolelį, sakau, mes aukojamės vardan jūsų, kad jūs nebijotumėt gyventi žmoniškai. Tai yra labai žiauriai sunku, kiekvieną dieną tu turi bėgti. Visi mėgo, tu bėgi, visi ėda, tu pasnikauji, reiškia. Visi negodi, tu turi šypsotis, reiškia, tu turi rodyti pavyzdį. Tai yra žiauriai sunku. Tai yra pats sunkiausias darbas, koks tik įmanoma.
rodyti kitiem pavyzdį. Pabandykite taip ištisai, va taip daryti. Tai nusibosta. Ir tu tą darai todėl, kad atgal nebėra kelio, nebėra atgal kelio. Ir žiūri, kad jau pradeda, čia savotiška narkomanijos forma yra, žinau. Paskui jau ir patinka, ir nebegali mesti jau šitą viską. Ir jauti, kad sunku, bet, nu, o nepadarai, nu, kaip nesiprausęs, reiškia, nu, ne tas. Jau, dar blogiau yra, jau, va, nežinai, kur dingti. Tai va, svarbu užsidegti, bet dar nežinau ne vieno žmogaus savo, reiškia, istorijoje, kuris būtų dėl to pasigailėjęs. Nežinau ne vieno. Kas sakytų, bet aš be reikalo šiandien įsimaudžiau tam vandenį šaltam. Aš ten be reikalo pabėgėjau. Aš ten, sakysim, ten be reikalo ten jogą užsiminėjau. Aš ten be reikalo meldžiausi, atgailavau, arba, reiškia, meditavau. Be reikalo. Negirdėjau ne vieno. O kiek žmonių dėjuoja, va, aš išėjau vėl mankštuot nepadariau. Ir, reiškia, vėl, reiškia, prisijėdžiau per gavėnę. Ir vėl ten tą, nu, kiek, va, nu, savo, taip, ko, nu, neišlaikiau, žinai. Dėjuoja visi. Tai va, sveikuolis yra tas žmogus, kuris giliu tikėjimu, darbštumu ir kantrybė kiekvieną dieną savo kūną, sielą ir dvasią grūdina, sotina ir apvalo. Ir ne šiaip sau, o vardan darnos, vardan santarvės, vardan harmonijos savyje, šeimoje, bendruomenėje, valstybėje, visatoje, vardan meilės, tiesos ir gėrio. Gerai pasakiau. Norite būti sveikuolis. Tai va. O čia sėdi, pavyzdžiui, jau grinai, grynas sveikuolė, kurį jau firminė, reiškia. Patikrinta, reiškia, daugia metai jau nebedžioti, reiškia. Tai kad, vat, nu, jūs esate visi potencialūs tokie pavyzdžiai. Ir dabar jau pavyzdžiai, bet tai yra, va, čia būtent elitas garbingų žmonių. Čia yra vipas. Dainiau, tai aš turiu klausimą. Nes, nu, tikrai nebuvo progos, kada pasikalbėti, tai gal vis kitiem paklausimą. Paklaus, prie visų. Vapros nesasiktų. Labai daug klausinėja, nu, tiesiog su tuo gripu susiję, ne, ir susirga žmogus. Ir aš, pavyzdžiui, maudausi po šaltu dušu. Kai jis, nu, mano vaikui temperatūra eina maudytis po šaltu dušu. Ir labai daug kas kritikuoja. Bet koks jūsų požiūris? Jeigu tu susirgai gripu, gali po šaltu dušu. Ar geriau lovai? Man dabar gaila laiko, nes visą televiziją laida apie tai bus iškėlė. Ne, nu visi nežiūrės, bet... Jo, bet galiu štai ką pasakyti, reiškia. Bet kodėl tas vyrukas susirgo, pavyzdžiui, kuris irgi atrodo maudosi? Klausiau, Arai, tu maudėsi tą rytą? Jo. Nu, sakau, tai ko tu gavai plaučių uždegimą dabar? Tu man paaiškink. Nu, sakau, tu galvoji. Jo, sakau, žinau, kodėl galvoju. Ką? Aš ten kažką dariau, sušilau ir, sakau, 2 sykius buvau išėjęs plikas į lauką ant didelio skerslio, reiškia. Nu, kažkur ten, žinai, tam durų pastovėjo. Tai va, jeigu tu ten per dieną pats nesisaugai, nu, tai turėjai protą, kam tu reikia tos skerslį ten kažkur tai stovėti. Sakau, aš toksai va sušilau, ten pastovėjau ir gavau plaučių uždegimą. Aišku, kai žmogus kažką pasakoja, nu, niekuomet, žinokit, nėra tiesos. Visuomet visi kažkaip pasakoja, biški, ne visai tai, kaip iš tikrųjų buvo. Jeigu aš turėčiau nuotrauką jų, kaip ten buvo, tai aš jums garantuoju, tai, ką mes jums siūlome, tai yra 100% patikrinta. O dabar tie iš jūsų, kurie pakėlė rankas čia, kurie tikrai žinot, ką tai reiškia. Pakelkite tie rankas, kurie tikrai, nu, vieną ranką dėkite ant širdies dabar, o kitą ranką pakelkite, jeigu jūs kasdien taip ir darote. Nu, netgi nebūtinai jakite, bet ir po šaltų dušų niekomet nesate išėję į lauką, nepanėrė po šaltų su kibiru. Aš net su 39,8 iš mūsų nepyliau su vandenį. Šįmet spalio mėnesį. Čia fantastika yra. Ir išvežė mane greitoji. Aš nesakiau, man pradėjo kristi temperatūrą savaime, kol jie priėjo, kad ten man vaistų kažkokiu reikia. Kol nuvežė. Aš jau nebegėriu, nes aš jau Tai gal tau neduok šalai. Tai va, čia dabar 2 klausimai. Čia yra antras, o dar prieš tai buvo pirmas. Tai va, žiūrėkite, kai jūs, kai prašiau pakelti, kas neatijekite, buvo 3 daugiau negu kad tu, kurie tą darot reguliariai. Reiškia, vieną kartą darėm, o jau kasdien ne. Liko tik, dabar iš tų, kurie liko 3/3. Ar yra buvę, kai jūs buvot kokį gripą gavę, kurie ištisai niekuomet nėra buvę, ne? Reiškia, sloga yra bus. Sloga irgi aiškėja, kodėl būna, pavyzdžiui, sloga ir ko gero, reiškia, jau turbūt ir... Bet aš su maudymas šventoju iš karto užmušau tas. Nu va, tai va, reiškia, nuo ko susirgai, tu ir gydaisi.
Bet tai sloga, tai yra natūralus dalykas. Aš pati daug metų mikrobiologų dirbu ir pati kasdien maudos prie šulinio. Tai bakterijos tai patenka, tai organizmo reakcija yra, bet svarbiausia, kaip mes ją išgyvenam. Jeigu mes galim greit, kodėl yra toks pasakymas, aš, pavyzdžiui, savo vaiką visada gydžiau po 60 masažų į vieną pusę. Jam prasideda slogytė, trini, jis tiek čiaudo ir sveikas. Tai ir čia patenka, mes esam aplinkoje, kur aplink visokių bakterijų ir mūsų gerklėje ir nosė yra. Ir organizmo temperatūra. Klausantis tokių aiškių paaiškinimų. Dukros 3 kartus, čia pas mane tokia, va, taip yra, 3 kartai. Ir va taip aš įsigydžiau sinusitą netgi su kreiva pertvara, kur buvo labai kreiva ir reikėjo operaciją daryti, šįmet padarė. O jūs sakėte 3 kartus darėte, jo? 3 kartus. O žinote, kad, reiškia, kiekvienas nerimas nuplauna po vieną nuodėmę, reiškia, įnėriai vieną kartą, nuplauni puikybę, įnėriai rūstybę, įnėriai godumą, įnėriai ten palaikys. Bet aš dar kai pasišneku su vandeniu, dar prašau, siunčiu meilę, dėkingumą ir prašau, dar dilemą sprendžiu, kurį pirmą prašyti. Meilės ar harmonijos ir tolerancijos, ar harmonijos ir meilės. Reikia pirmą meilės prašyti, nes meilė yra jau kaip Dievas. Tada harmonijos tik, jau bus meilė, tai bus ir harmonija, o paskiau jau tada eina sveikata, trečias būna ir dar ten kaip apsipilus, ten būna visi kiti. Pat vienas Juliau, žiūrėkit, kiek pas jūs yra kandidatų jūsų tą valdybą tarybą, reiškia? O kad jūs santarvės Juliau, dar reikės padirbėti. Kiaurai, žinot, labai... Vilė yra apdovanotas. Salimėsi dermėjai, darnoj, harmonijai, ir tu savaime su aplinka. Tas, kas dera su vandeniu, tai jisai kaip su motina dera. Nu kaip galima bijoti šalto, nes yra pats geriausias tavo motinos, tavo dovana motinos, tau yra. Nes, kaip jau minėjau, tiek miegas šaltas, tiek vanduo šaltas. Ir vienai šaltis yra tai, kas mus konservuoja ir neleidžia mums nei gesti, nei senti. Vat mane šiandien klausia, kiek tai žinėme? Nu sakau, dar nėra 80, dar nėra. Sakom, tu būsi 29. Sako, kaip aš jums galiu pasakyti, kai man buvo 25, aš prasčiau jaučiausi. Kai aš išėjau iš komjaunimo amžiaus, žinau, kai man tapo jau 50, aš tą dieną su Petru Slikiu nubėgau 50 km, mes jau nubėgau. Vat, o kai tapo 60, tai reiškia, aš pražiopsojau, nenubėgau, nes nebuvo laiko. Bet aš dabar jums pasakysiu, va nuoširdžiai, va stebėkite, reiškia, va šį rudenį bus Vilniaus maratonas, aš jau užsiregistravau, bėgsiu maratoną. Nu, nesakau, kad aš ten įbėgsiu rekordiniu greičiu, mano laikas yra, reiškia, 2 valandas 53-59 Niujorko maratone. Bet aš tikrai, reiškia, nubėgsiu nerečiau kaip 3,5 valandos, tas bus rugsėjo mėnesį. Ir aš dabar tam ruošiuosi reguliariai, o kai liks 3 mėnesiai iki maratono, tai kas savaitę bėgsiu po kilometrų po 70. Nu, tokia yra tvarka. Jeigu nori bėgti maratoną, tai tu 3 mėnesį turi kiekvieną savaitę nubėgti kilometrų po 70. O kur aš bėgu, visi mato, žinokit. Vat yra šiandien tas daiktelis. Šiandien visas, aiškiai, Kaunas, mano ten išvingiuotas, vakar Joniškis, ar rytoj bus Ukmergė išvingiuotas ir visi mato žemėlapyje, reiškia, tą visą maršrutą. Yra tokia programa Endomodo, vat galite įsivesti iš karto ir iš karto jūs matomi. Bet čia labai pavojinga, jeigu tą telefoną įkiši žmonai į kišenę, tai tu žinai, kur jinai buvo ir kur jinai buvo sustojusi kiek laiko, kur viską parodo ta programa. Tai va tokie dalykai, reiškia, vyksta. Tai Dainiau, galima maudytis temperatūrą po šaltą vandenį? Būtina ne. Va, aš jums pasakysiu, vieną kartą reikia užfiksuoti, ką prie manęs prieina vienas vaikinukas ir sako, Palangoj sveikatos mokyklos, sako, aš pasimatavau, man 39, ką man dabar daryti, sako, aš bijau tave išduoti, aš negaliu skambinti, reiškia, tai greitai. Ir neskambinti, sakau, nubėgti už pirmą pinigą. Ir už kokios valandos ateina, kaip tu man gerai pasiaukai. Nu, sako, nubėgu, kaip tu sakai, nu, kaip? Bet su dušu, va, aš kiek kalbėjau, aš niekad su dušu nesipilu, kibirą pilu, iš karto, kad smūgis būtų. Ir kuo, tik pastebėjai kažką iš karto, o ypatingai jėkite, garantuotai, viską turime, gamtos sutverta, smūgis yra pats tobuliausias Dievo kūrinys.